Sveiki visi, rugsėjais baiginėjasi, tai reiškia, kad jau Eurolyga mums ne už kalnų, liko dar savaitėlė iki jo starto ir šiandien aš, basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas, paprognozuosiu, kaip įsidėstys klubai reguliariajame sezone, sudėliosiu juos į 3 lentynas, komandas, kurios liks už įkrintamųjų, komandos, kurios pateks į įkrintamasis ir top 6, taigi pradedu nuo komandų, kurios liks už įkrintamųjų, taigi pradedu nuo 18 vietos ir čia skiriu šią poziciją būtent Berlyno komandai, Berlyno Alba. Tarp sezonį prarado Lukas Sikma, Madolo, Dželinas Smith, net ir Tamiras Blatas išvažiavo, Brandolio rimtesni žaidėjai liko Johannesas Tymanas ir Luisas Olindė, o iš naujokų tik tais įdomesni krepšininkai yra Sterlingas Braunas ir Metas Tomasas. Jau pernai Berlyno Alba nebuvo prie vedančių komandų anaiptol, taip kad šiemet dar labiau jie susilpnėjo, o Eurolyga būtent sustiprėjo, taip kad Albai skiriu paskutinę poziciją. Važiuojam toliau, 17 vieta ir čia dedu Vilerbano Asvelį. Man jie tikrai šiemet patinka labiau negu pernai. Brandolys, Perisas Lee, Nando De Colo, Luvavu Kabaro, Geoffrey Lavernas, Falas. Tai yra tikrai žaidėjai, kurie yra su didelė Eurolygos patirtimi, bet kaip jau minėjau, Eurolyga sustiprėja. Asvelis tikrai nebus pastumdėlį, kaip prognozuoju tai Berlyno Albai, bet Vilerbano Asveliui tiesiog pritrūks daugiau talento ir Eurolyga juos pasiglemš, jie liks 17 vietoje. 16 pozicijoje Bolonijos Virtus, labai simpatizuoju treneriui Luka Banki, tačiau jis atvyksta į nedėkingą situaciją grįžti į Eurolygą tuomet, kuomet ji yra labai stipri, o klubas per metus nelabai sustiprėjo. Pernai Sergijos Kariola treniruojamas Virtus buvo turnyrinės lentelės apačioje ir vasarą sunku pasakyti, kad jie sustiprėjo. Ten matosi ryškus talento trūkumas perimetro linijoje. Galime tikėtis, kad tai bus gynybinė komanda, kaip buvo ir Latvijai pasaulio čempionate, bet tos gynybos neužteks rimčiau pakovoti dėl vietos bent įkrintamosiose. 15 vieta ir čia pradedame nuo pirmojo ispanų klubo, o Valencija čia išsaugojo vietą Eurolygoje. Vasarą negali sakyti, kad jie susilpnėjo, priekinė linija su Semi Oželė ir Brendonu Deivisu atrodo labai smagiai, bet ir vėl jie priklausys labai nuo Chriso Joneso, kuris praėjusį sezoną neišvengė sveikatos problemų, o be jo ten perimetre taip pat talento daug nėra ir jeigu Chrisas Jonesas ir vėl turės problemų su savo keliu, tuomet Valencija nieko gero nesišviečia, o ir kitos komandos ant popieriaus atrodo stipresnės, taip kad Valencijai skiriu 15 vietą. Važiuojame toliau, 14 pozicija ir dar vienas Ispanijos klubas, čia jau Vitorijos Baskonija. Atrodo, kad baskams gali užtrukti laiko susižaisti, pasikeitė nemažai žaidėjų, Deriso Thompsono pakeitimo nelabai matosi, kas galėtų lygiaverčiai pakeisti šį Istanbulo Anadolu Efes išvykusį krepšininką. Taip, Niko Menijanas, Cody Milleris McIntyre'as atrodo įdomiai, bet galvoju, kad perimetre tai bus Markuso Howardo komanda, kuris yra tikras siautulys, bet trūksta man geresnio balanso, ypatingai gynyboje ir, kaip jau sakiau, jeigu Vitorijos Baskonija ir nesustiprėjo, išliko savo vietoje, bet visa kita likusi Eurolyga pasistumėjo į priekį, taip kad baskai liks toli nuo įkrintamųjų. 13 vieta ir čia galbūt kažkam netikėta, bet čia poziciją skiriu Belgrado Crvena Zvezda. Visą vasarą jie tiesiog bombino naujienomis žaidėjų rinkoje, pasirašė atrodo gal 30 žaidėjų, ten sunku suprasti, kas žais, kas nežais, bet tikrai matosi, kad Rokas Giedraitis nuo pirmųjų dienų turės didelį vaidmenį Duško Ivanovičiaus žaidimo schemose, bet pats Duško Ivanovičius man nekelia didelio pasitikėjimo, dažnai jo komandos po naujųjų metų senka į apačią, o čia dar ir sezono starte, kai toks didelis būrys naujokų reikės laiko susižaisti, manau, kad šitas kratinys nebus labai sėkmingas ir nepateks į įkrintamąsias Crvena Zvezda 13 vietoje. Važiuojame toliau, važiuojame prie jau įkrintamųjų artimos ribos ir 12 pozicija Müncheno Bayernas, super sustiprėjusi komanda, tarp sezonių atlikęs didelių darbų, galima ginčytis, kas yra geriau Andrėja Trinkierė ar Pablo Laso, kuris specialistas geresnis, bet būtent Laso dabar kuria naują projektą Bavarijoje ir tikrai labai įdomi komanda surinkta. Karsinas Edvardsas galvoja, kad bus tarp rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų. Seržo Ibako sugrįžimas į Europą irgi labai intriguoja, yra ir pasaulio čempionai Aizekas Bongas su Andresu Opsu, taip kad tikrai labai įdomi komanda, bet dėja vietų Eurolygos įkrintamosiose yra tik tais 10 ir Müncheno Bayernui manau, kad neužteks potencialo patekti į įkrintamąsias, vis dėlto tai yra nauja komanda ir laiko gali prireikti, norint žengti tokį žingsnį. Na ir paskutinė nelaimėlė, kuri net negaus galimybę sužaisti įkrintamosiose ir pakovoti dėl atkrintamųjų, yra Milano Olimpija su Ettore Messina.
Manau, kad irgi tai yra jums netikėta, kadangi pernai Milanas išgyveno tikrą fiasko. Šį tarpsezonį pasipildė Nikola Mirotičiumi, kas yra įspūdingas pirkinys, galima sakyti, geriausias žaidėjas likęs Eurolygoje. Šeivanas Šilcas, kuomet yra sveikas, irgi turbūt yra vienas geriausių savo pozicijos krepšininkų, bet ir vėl matau, kad labai didelė praraja yra tarp perimetro linijos ir priekinės. Priekinė linija yra perpildyta, o perimetro linijoje manau, kad gali pritrūkti talento. Ant popieriaus jo neatrodo, kad trūksta, bet Kevino Pangos aukščiausiame lygyje mes matėme labai senai, jis taip pat turi ir sveikatos problemų, o Billy Baronas neina jaunyn, taip kad Milano Olimpija antrus metus liks be atkrintamųjų. Einame prie antrosios lentynos ir tai yra 4 komandos, kurios pateks į krintamasis ir kovos dėl 2 vietų atkrintamosiose. Ir 10 vietoje aš matau Belgrado Partizaną, pernai tai buvo finalo 4 kalibro komanda, tik per žingsnį liko nuo jo, Madrido Realas ten sukūrė tikrą stebuklą, prireikė ir kitų momentų, apie kuriuos mes visi puikiai žinome ir prisiminame juos. Ir vienas tas žmogus iš tų rungtynių, kuris dalyvavo epicentre, Kevinas Panteris, galiausiai liko Belgrado Partizane ir tai bus vienas kertinių krepšininkų, galime tuo nebijoti. Taip pat išsaugotas Zekas Leidėjus, tačiau Matijaso Lesoro, Dante Exumo ir Jamo Madaro netektis Belgrado Partizanui kainuoja labai brangiai. Naujokai atvykę iš NBA aplinkos, PG Dozieras ir Frankas Kaminski yra labai intriguojantis krepšininkai, bet man vis tiek didelis klausimas dėl įžaidėjo pozicijos, atrodo, čia trūksta to tokio elitinio talento, kuris galėtų išpilti Željko Obradovičiaus sumanymus aikštėje, tad Belgrado Partizaną palieku 10 vietoje, kai bus įkrintamosiose, pažiūrėsime. 9 vieta ir 9 vietoje mūsų Kauno Žalgiris. Taip, Igno Brazdeikio netektis prieš sezoną kažkiek sudrumstė vandenis, bet net nebijojo Žalgirio organizacija, kad ji žino, ką daro ir tikrai bus pakeistas Ignas Brazdeikis tinkamai. Yra Keenanas Evansas, kuris atrodo, kad labai sparčiai atsigauna po traumos. Mitrulongo ir Brady Meneko pasirašymas tikrai yra abu jie sveikintini, atrodo, kad komanda su jais tik sustiprėjo, dabar nebus problemų, kuomet Keenanas Evansas sėdės ant suolo, Lukas Lekavičius irgi turėtų turėti geresnį sezoną ir visas kitas branduolys yra likęs. Ir kodėl aš turėčiau netikėti Kazio Maksvyčio Kariauno, kurį jau pernai sugebėjo patekti į atkrintamąsias, šiemet dar susistiprino ir tikiu, kad Kazio vyrai per savo gynybą kovos dėl vietos atkrintamosiose ir žais įkrintamosiose. 8 vieta ir šioje vietoje galbūt keista daug ką matyti, bet šią poziciją skiriu Barcelonai ir čia dar net sakyčiau, kad net su avansu ir tas vardas vis tiek kažkiek liepia juos dėti aukščiau. Vis dėlto komanda nuėjo visai kita kryptimi, negu statė savo projektą pastaruosius kelis sezonus. Nuo Šarūno Jasikevičiaus pereita prie visai kitokio specialisto Rodžerio Grimau, kuris neturi jokios patirties Eurolygoje, prarastas Nikola Mirotičius, atvyksta Jabari Parkeris, kuris neturi patirties Europoje ir iš tų pirkinių galbūt tik Billy Hernangomesas palieka gerą įspūdį, bet perimetro linijoje nebėra Corey Higginso, elitinio lyderio irgi neaišku, kas jo bus, galbūt Tomašas Satoranskis, galbūt Nikolasas Laprovitola, bet klausimų daugiau negu atsakymų prieš sezoną ir Barcelonai reguliariajame sezone skiriu 8 vietą. Na ir 7 pozicijoje skiriu Stambulo Fenerbahče Dimitris Itudis, antrą sezoną stovi prie Turkijos klubo vairo, visas branduolys realiai išlaikytas, Raulio Neto trauma pasaulio čempionate tikrai kažkiek sujaukė Fenerbahče planus, vėl reikės žaisti su Niku Kalatesu, kuris yra pažeidžiamas svarbiausiose rungtynėse, ypatingai atkrintamosiose, bet galvoju, kad bent jau reguliariajame sezone didelių sunkumų dėl žaidėjo pozicijos tikrai neturės Fenerbahče. Kalatis šiame lygyje yra tinkamas žaidėjas, taip pat Jonathanas Motley turėtų turėti dar įspūdingesnį sezoną. Jorgis Papajanis atvyksta iš Atėnų Panathinaikos pas pažįstamą trenerį, taip kad išsaugotas branduolys. Aišku, didelis klausimas, kaip Scottie Wilbekinui pavyks išvengti sveikatos problemų, bet Fenerbahče branduolys ir praėjęs sezonas mane verčia tikėti, kad jie bus atkrintamosiose, taipgi 7 vieta jiems. Važiuojame toliau ir čia jau tos komandos, kurias galime priskirti elitui, mano nuomonė tai yra šešetukas. Žinoma, Eurolyga yra labai lygi ir aš net nebejoju, kad daug vietų būsiu prašovęs, bet jeigu jau prognozuoju, tai prognozuoju toliau. Ir 6 vietoje pas mane yra Pirėjo Olympiakos, Kostos Lukų ir Saša Vezenkovo netektis yra tokios, kurių realiai neįmanoma pakeisti ir Olympiakos net ir nebandė to padaryti. Jis tiesiog pagilino savo rotaciją, įsigijo daug vaidmens žaidėjų. Iš Igno Brazdeikio bus tikimasi tikrai nemažai, bet to tokio elitinio talento perimetre, kuris daug žaistų su kamuoliu ir spręstų atakas,
Aš pasigendu, visgi Jorgas Barcokas jau įrodė, kad sugeba sukurti laiminčią sistemą, žaidėjai labai gerai juda be kamulio, vienas kitą supranta, Tomasas Vokapas turės dar solidesnį sezoną, taip kad Olympiakos matau tame šeštuke, kur tarp tų komandų, kuriams nereiks žaisti įkrintamųjų. 5. vieta ir čia Tel Avivo Makabis, visi svarbiausi žaidėjai išlaikyti, tai vėl bus Lorenzo Brauno ir Veido Baldvino komanda, jau pernai pamatėme ypatingai antroje sezono pusėje, ką ši komanda sugeba, Odetas Katašas tikrai neturėtų keisti savo žaidimo filosofijos, 4. pozicija Webas atrodo labai neblogai ir manau, kad Tel Avivo Makabis šiemet bus žymiai stabilesnis, reikia nepamiršti ir jų namų sienų ir tas tęstinumas atsipirks. 5. vieta reguliariajame sezone. 4. vieta ir vėl dar viena komanda, kuri išsaugojo didįjį brandolį savo komandoje. Monako 4. pozicija, taip įsigytas Kemba Walkeris, bet klausimas, kiek jisai tuos naudos, vis dėlto tai yra Maiko Jameso, Jordano Lloydo komandų iš praeitų metų, Eli Okobo. Didelis klausimas, kokios nuotaikos bus Maikas Jamesas, vis dėlto Kemba Walkerio atvykimas kažkiek gal jiems sudrumstė galvą, bet ir Monako ir pernai jau įrodė, kad tai nėra tik Maiko Jameso komanda ir sugeba sėkmingai žaisti be jo. Maikas Jamesas čia jau turės taikytis prie Monako ir manau, kad viskas bus gerai. Su Monako jie užtikrintai pateks į atkrintamąsias ir reguliariajame sezone užims 4. vietą. 3. vieta ir čia kažkiek išimtinai 3. vietą dedu komandą, kuri naujai susikomplektavo, iš esmės pakeitė visą savo brandolį, vasarą atliko neįtikėtiną darbą ir Atėnų Panathinaikos grįžti elitą, turbūt sunku surasti geresnius žmonės, nuo ko pradėti komplektaciją, naują savo erą pradėti. Erginas Atamanas, po to Kostas Lukas, pastarojo dešimtmečio, galima sakyti, finalo ketvirtų veidas. Erginas Atamanas pastarųjų metų Eurolygos veidas, tai pernai buvo nesėkmės su Anadolu Efes, bet jis įrodė, kad yra treneris, menedžeris, kuris labai gerai moka sudėlioti žaidėjus vienus prie kito. Skirtinga perimetro linija, priekinė linija Hančo Hernangomesas, Matijasas Lesoras, Balčarovski, Mitoglu, taip kad labai įvairia pusė komanda ir manau, kad Atėnų Panathinaikos taip pasiteisins, pagaliau jas vėl pamatysime Eurolygos atkrintamosiose. Einame toliau ir 2. vietoje Ergino Atamano buvusi komanda, pakeistas treneris, atvyksta Erdenas, kuris treniravo Ankaros Turk-Telekom, tikrai paliko gerą įspūdį, jo idėjos modernus. Specialistas, taip, pernai Anadolu Efes net ir su Vasilijai Micičiumi liko už atkrintamųjų ribos, tuomet buvo ir mano minėtas Atamanas, bet neįsivaizduoju geresnio žmogaus, kuris gali pakeisti Eurolygoje Vasilijai Micičių. Dariusas Thompsonas atvyksta iš Vitorijos ir jau nuo pirmųjų dienų matosi, kad turės daug atsakomybių Stambule, taip pat išsaugotas Šeinas Larkinas, kuris nuo sezono startų yra sveikas, kas yra retas atvejis, žiūrint pastarųjų sezonų situacijas. Atvyksta labai įdomus Europos taurėje dominavęs aukštaūgis Tarikas Jonesas, taip pat liko Bilas Clyburnas, liko Ante Žydžius, Elijah Bryantas, taip kad brandolys labai rimtas ir sakau, nereikia nurašyti naujojo trenerio, kuris nors ir ateina iš Europos taurės, turi didžiulę patirtį dirbdamas asistentu, dirbo ir šalia legendinio Željko Obradovičiaus, taip kad 2. vietą skiriu Stambulo Anadolu Efes. Na, o 1. pozicijoje Madrido Realas, Eurolygos čempionai, atlikę vienintelį pasirašymą šią vasarą, galima sakyti, turėjo geriausią tarpsezonį. Išsaugotas brandolys, atsikratyta nereikalingų kontraktų ir užpildyta ta pozicija, kuri buvo vienintelė pažeidžiama į žaidėjų vietą ir pasikviestas ne kas kitas, o puikiai pažįstamas karališkajam klubui Facundo Campazzo. Madrido Realas tęsė savo tęstinumą, išsaugotas tas pats treneris Čiusas Matėjo, apie kurį pernai buvo daug kalbų, kad jisai vasarą neliks komandoje, bet tu negali atleisti trenerių, kuris laimėjo Eurolygą, ir Madrido Realas išlieka stabilus ir aš jiems skiriu 1. vietą. Šią savaitę tiek, nepamiršk prenumeruoti mano kanalo, kitą savaitę jau susitiksime ir aš prognozuosiu Eurolygos 1. turo startą. Iki.